Lietuvių pasakos. Karalaitė ant stiklo kalno. Kartą gyveno vienas ūkininkas ir turėjo 3 sūnus. 2 buvo protingi, o vienas kvailelis. Tas vis gulėdavo pelenuose užkrosnį. Paskyrė tėvas jiems po arklidę ir davė kiekvienam po arklį. Protingiesiems po gerą žirgą, o kvaileliui palaikę kumelę. Pasėjo tas ūkininkas avižų pagiryje, o kai užaugo tos avižos, iš po nakties vis būdavo nuėstos. Pasitarė gudrieji broliai ir išėjo avižų saugoti. Užslinkus nakčiai, žiūri, atbėga iš girios 3 žirgai. Vieno kaktoj žvaigždė, antro kaktoj mėnuo, trečio kaktoj saulė. Gaudė broliai stebuklinguosius žirgus, nepagavo. Tie priėdę vis pabėgdavo. Ir taip 3 naktis iš eilės. Parėję namo, papasakojo, kas avižas nakčiai nuėda. Tai išgirdęs ir kvailelis ėmė prašytis, kad ir jį leistų avižų saugoti. Bet vyresnieji broliai tik juokėsi. Mes nepagavom, o tu, kvailelį, pagausi. Bet neklausė jų kvailelis ir užsispyręs prašė. Galiausiai broliai ir sutiko. Nuėjo jis į avižų lauką ir kibuku pasivertė. Nakčia atbėgo tie 3 žirgai ir pradėjo avižas ėsti. O kai prisiartino prie kvailelio, tas ėmė ir įsisegė į karčius žirgui su žvaigžde kaktoje. Paskui užsisėdo ant jo, parjojo namo ir pasistatė į savo stonelę. Rytą broliai klausė: Na kaip, ar pagavai? Šis atsakė: Kur čia pagausi? Kaip atbėgo, taip ir nubėgo savo į girią. Bet kitą naktį ir vėl ėmė prašytis, kad jį leistų avižų saugoti. Nuėjęs į avižų lauką, atsigulė prie tako, kuriuo žirgus matė atjojant, ir vėl sagučiu pasivertė. Taip susigavo ir antrąjį žirgą su mėnesiu kaktoje, parjojo namo ir uždarė į savo stonelę. Brolių klausinėjimas vėl atsakė žirgų nepavijęs. Trečiąją naktį vėl tas pats, atsigulė prie tako ir paskutinį žirgą su saulė kaktoj nustvėrė. Parjojęs savo stonelėje užrakino. Po kiek laiko tos karalystės karalius liepė pastatyti stiklo kalną, ant jo viršūnės pasodino savo vienturtę dukterį ir davė žinią į visas puses. Kas tik ant to kalno už jos ir gaus iš karalaitės auksinį žiedą, tą karalius paskirs savo žentu. Pasklido žinia po visą karalystę. Išgirdo apie tai 3 broliai. Protingi gerai pašėrė savo arklius ir išsirengė laimės bandyti. Bet ir kvailelis prašosi, kad ir jam leistų joti. Kur mes tave leisim, atkirto broliai, tik gėdą per tave apturėtume. Tuodu išjojo, o kvailelis liko namie. Nelinksmas nuėjo į savo stonelę žirgų šerti, o tasai su žvaigžde kaktoj ir sako: Neliūdėk, kvailelį, geriau pažvelk man į dešinę ausį. Kvailelis pažvelgia ir mato, puikiausių rūbų jam pritaisyta, tik išsitrauk ir vilkis. Padėkojo žirgui, tuoj apsirengė, pasibalnojo ir išjojo prie stiklo kalno. Kai tik kvailelis pasirodė su tokiu šauniu žirgu, visi baisiausiai nustebo, mat niekas ne ant kalno pakraščio užjot neįstengė, o kvailelis tuoj sulig 3 dalimi ir užšuoliavo. Tada pajutęs, kad toliau nei iš vietos, apsisuko, grįžo namo ir uždarė žirgą į stonelę, atsigulė į pelenus. Sugrįžo ir vyresnieji broliai, kvailelis jų ir klausė: Na kaip, broleliai, ar pasisekė ant kalno užjoti? Tai ne mūsų žirgais ant stiklo kalno joti, atsakė broliai. Buvo atjojęs toks šaunus jaunikaitis, ir tas tik iki 3 dalies te užjojo,
bet rytoj vėl bandysim. Pašėrė broliai savo žirgus ir kitą rytą vėl susiruošė prie stiklo kalno. Kvailelis vėl prašosi išleidžiamas kartu su jais, bet broliai tik nusišaipė. Tau nebus ten ką veikti. Kvailelis nusiminė ir nuėjo į savo stonelę žirgų šerti. O tasai su mėnuliu kaktoja ir sako: neliūdėk, kvaileli, geriau pažvelk man į dešinę ausį. Kvailelis pažvelgia ir mato, puikiausių rūbų jam pritaisyta, tik išsitrauk ir vilkis. Padėkojo žirgui, tuoj apsirengė, pasibalnojo ir išjojo prie stiklo kalno. Kai jis pasirodė, visi baisiausiai nustebo. Niekas ir tą kartą nė ant kalno pakraščio užjot neįstengė. O kvailelis su savo žirgu tuoj sulig antra dalim ir užšuoliavo. Tada pajutęs, ko toliau ne iš vietos, apsisuko, grįžo namo ir uždarė žirgą į stonelę, atsigulė į pelenus. Sugrįžę vyresnieji broliai ir vėl pasakoja, kad niekas neįstengė ant kalno užjoti. Tik kažin koks šaunus jaunikaitis iki pusės užjojo ir neatsisveikinęs dingo. Trečią rytą broliai ir vėl susiruošė prie stiklo kalno. Kvailelis, nuliūdęs, kad paliko jį pelenuose gulėti, nuėjo į savo stonelę žirgų šerti, o tasai žirgas, kur su saulė kaktoj, ir sako: neliūdėk, kvaileli, geriau pažvelk man į dešinę ausį. Kvailelis pažvelgė, o ten puikiausių rūbų pritaisyta. Padėkojo žirgui, tuoj apsirengė ir išjojo savo laimės bandyti. Prijojęs prie stiklo kalno, paleido žirgą visų smarkumu ir tuoj ant kalno viršūnės atsidūrė. Išvydęs karalaitę, pabučiavo ją, o ši paėmė aukso žiedą ir įspaudė jo žymę kvaileliui į kaktą. Jis atsisveikino su karalaitė ir niekam nieko nesakė sugrįžo namo. Tuoj parjojo ir vyresnieji broliai. Kad tu būtum matęs, pasakojo jie, koks šaunus raitelis šiandien ant stiklo kalno užjojo. Tik niekam nė žodžių netaręs, tuoj pat ir dingo. Po kiek laiko karalius pradėjo savo žento ieškoti. Davė jis įsakymą, kad susirinktų į rūmus jaunikaičiai iš visos karalystės. Pasibalnojo vyresnieji broliai savo geruosius žirgus, o kvailelis palaikė kumelėlę ir išjojo visi į rūmus. Broliai puikiai apsitaisė, o kvailelis visas pelenuotas. Pirmiausia, karalius liepė susirinkti aukšto luomo jaunikaičiams, bet ne vieno jų kaktoj nerado aukso žiedų įspausto žymės. Antrą sykį sustatė visus paprastus žmones ir tarp jų nebuvo su ženklu. Galiausiai liepė sustatyti visus karalystės luošius ir kvailius. Kai priėjo kvailelio eilė, karalius nubraukė jam nuo kaktos pelenus ir pamatė žiedo žymę. Nudžiugo karalius, parsivedė kvailelį į rūmus ir padarė savo žentu. O kvailelis parsigabeno savo gražiuosius žirgus ir tuoj su karalaitė iškėlė vestuves. Ir aš ten buvau, gėriau, valgiau, burnoj nieko neturėjau, per barzdą varvėjo. Pabaiga.